Viešpat su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalias. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. Šitos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusios Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Tai viešpaties žodis. Mažiau nėra blogiau. Tokia mintis šiandien peršasi klausant pranašo Ozėjo. Mažiau nėra blogiau. Ką be paimtumėt, nuo miego, valgymo, santykio, visko, kaip sakiau, ne kartą jau reikia žmogui po truputį. Kiek daug mūsų artimųjų šiandien dėl dar didesnių pajamų, karjeros galimybių, noro pasipuikuoti savo sėkmingais sandoriais, pasirinkimais, viso to kaina leidžia savo šiandien lengvai atsitolinti nuo Dievo, maldos, sakramentų, Dievo žodžio, o galiausiai laiko praleistų su šeima. Šiandien apie tai byloja mums pirmasis skaitinys. O namuose vis girdi vaikai arba namiškiai mantrą: tėtis, mama dirba, jie labai jūs myli, jie labai užsiėmė ir tai daro dėl jūsų. Ar tikrai taip? Ar tikrai jie viską daro dėl tų savo vaikų, vaikaičių? Pinigus gal uždirbsime, bet draugystėj su Dievu ir namiškiais jau to laiko nei atrasime, nei besugražinsime. Šioje vietoje pravartu prisiminti ignacišką vidurio aukso taisyklę, kuri skamba: tiek kiek. Esu kasdien apdovanotas apstybę dovanų, apstybę pasirinkimo. Ir jeigu aš nepasinaudoju tomis dovanomis tinkamai, tai tos dovanos pasinaudos manimi netinkamai. Ir jeigu gyvenime tikslas manyje išlieka vis dar Dievas, dangus, amžinybė, jeigu tikslas išlieka tiesa, meilė, tai reiškia, kad turiu rinktis tas dovanas, tik tai tas ir tiek tų dovanų, kurios padeda man siekti šio tikslo, dangaus, amžinybės. Ir visada atsisakau tų dovanų, kurios šiam tikslui trukdo. Tai gal ir dovanos, gal tame nėra nieko blogo iš pirmo žvilgsnio, bet kai pasižiūriu, maldai laiko nelieka, į mišias nebespėju, esu erzelynas ir mane yra tiesiog baisu sutikti namiškiams. Ar verta dėl šito? Tad tiek kiek viskuo naudosiuosi, kad tik dangaus ir amžinybės tuos vartus pasiekčiau.